Laura, Svieta, Saulė, Urtė, mama. 5 personažai, kuriems dvasią filmuose suteikė 5 šiemet geriausiamis antro plano aktorėmis pripažintos moterys. Filmo Badautojų namelis aktorė Jelena Kirijeva į Svietos vaidmenį įsijautė lengvai ir pajuto kažką artimo. Mes iš tikrųjų negalvojom, kad turim kažką, nežinau, pralinksminti, pavyzdžiui, bet tiesiog stengiamės gyventi tose aplinkybėse. Dabar jau pastaruoju metu aš žiūriu į savo personažus kaip į kitus žmonės. Aš nežiūriu kaip į save. Žinot, būna išeini į gatvę. Ten žmonės laimingi. Žmonės gyvenimus gyvena. Aktorė Aistė Diržiūtė Rimkė Lauros personaže matė tai, ką patiria dažna draugystė. Filme Renovacija moteris įkūnijo pagrindinės veikėjos ilgametę, bet laiko atitolintą draugę. Tai yra paskutinis mano mergautinis vaidmuo. Ir dėl to jis yra labai labai ypatingas. Man Laura yra apie visas išaugtas ir apleistas draugystės. Tik sukūrus Laurą, supratau, kad apie tokį vaidmenį visada ir svajojau. Tavo mama vakar taip kritiškai kalbėjo apie jį. O ką sakė? Ten remontas, dulkės labai mažas, bet čia pilna erdvės. Labai labai faina. Aktorė Urtė Povilauskaitė juokėsi, kad jai lemta vaidinti paauglės, nors jau ne paauglė. Urtė vaidino pagrindinio veikėjo autistišką dukrą. Tas vaidmuo, kuris man teko, aš kažkaip jaučiau labai didelę atsakomybę, bet tuo pačiu ir tokią garbę įkūnyti žmogų, kuris yra toks kitoks negu aš, ko aš tikriausiai niekad nesuprasiu. Ir aš norėjau kažkaip labai atsargiai, atsakingai, pagarbiai prieiti prie to vaidmens. Ir čia buvo mano tas toks iššūkis didysis. Mano personažai daug reikėjo suktis, nes labai pykina, kai daug sukies ir tada jau pradedi nevalgyti nuo ryto, kad nepykintų vakare. Ir ten irgi filmavimo aikštelės komandos nariai ten man imbiero papjaustydavo ir atnešdavo tarp scenų, kad aš pavalgyčiau, nes tada nepykina. Paauglės mamą filme Danka vaidinusi Lina Rastokaitė susidūrė su šalčio iššūkiu. Tačiau nepatogumai kartais gali ir padėti. Aš prisimenu, kad buvo labai šalta žiema, buvo -20 ir ten, kur mes filmavome Žvėryne, visiškai toks apleistas namas ir jis visą žiemą nešildomas. Ir ta atmosfera ir tai, ką sukūrė, kokią atmosferą sukūrė mūsų filmo dailininkas, man tiesiog labai padėjo tam vaidmenį. Iš karmalai besimėtantis, ta kažkokia supelysi uogienė, tas skurdas, ir tas šaltis, amžinas šaltis. Ir ašgi ten tam filme lakstau basa, stresuoju. Man, nenervuok, aš tau sakau, nenervuok visą naktį ir taip nemiegojau, dabar dar į darbą pavėluosiu. Mama, aš prašau, pasakyk man, ką sakė. Nu gerai, sakė, kad tu durna. Ir dar, kad mes kažkokių ten lėšų neturim. Kas yra lėšos? Eurai, pinigai, nu kas lėšos? Režisierė scenarijų autorė Saulė Bliuvaitė išbandė dar vieną sritį kine, tapo aktorė. Vytauto Katkaus filme Svečias merginai teko linksmos, aktyvios, energingos draugės vaidmuo. Buvo labai įdomu ir labai baisu. Supratau tikriausiai, kad kokia mano rolė šitam filme, kokia rolė šito žmogaus šioje istorijoje. Kadangi pastarosius metus daug bendravom su Vytautu, tai jisai kažkaip tokią mano pusę pamatė. Tokia labai žaisminga ir, nežinau, saulėta. Aš čia į šventę varau, šoksiu. Nori ateit? Nelabai galiu. Kodėl? Aš noriu spėsiu. Tai gal nespėsi? Turiu reikalų. Kokių? Tai varom. Metų laimėtojai paaiškės gegužės 31 dieną. Neblogas. Mano pamokoje.